Sveiki! Tam, kad jūsų komunikacija su klientais būtų sėkmingesnė, o siunčiami laiškai kartu sąskaita faktūra atrodytų profesionaliau, pristatome jums funkcionalumą, kurio pagalba galėsite koreguoti siunčiamo laiško dizainą. Tai keliaujame į nustatymus, pasirenkame būtent sąskaitos nustatymus ir viršuje rasite elektroninių laiškų šablono funkciją. Pieštuko pagalba galime koreguoti nustatymus. Pasirenkame, koks šablono pavadinimas turėtų būti. Ar norite rodyti logotipą, ar jo nenorite rodyti. Ir įkeliame, jeigu norite rodyti logotipą, koks tai turėtų būti failas. Tada galite koreguoti antraštės spalvą pagal jums tinkamą stilistiką iš didžiulės gamos atspalvių. Lygiai taip pat galite koreguoti ir elektroninio laiško fono spalvą. Tai yra laukelis, kuriame yra visa sąskaitos suvestinė. Pasirenkat, kurią norite taikyti spalvą. Teksto šablonas yra įmamas iš tekstų šablono jūsų susikurtų sąrašo. Taip pat jį galėsite pasirinkti ir sąskaitos siuntimo momentu, kokį tuo metu norėtumėt pritaikyti. Toliau pateikiama yra sąskaitos faktūros tipo informacija, kokia įmonė išsiuntė sąskaitą ir koks yra išrašyčio žmogaus vardas pavardė. Jeigu šita funkcija yra išjungta, nenorite atvaizduoti, kas išrašė sąskaitą faktūrą, tai šita informacija nebus atvaizduojama išsiųstame laiške. Toliau matysite sąskaitos numerį, datą ir apmokėjimo terminą bei bendrą sąskaitos suvestinę. Klientai, kurie nori parsisiųsti patį failą ir pamatyti visas bankinės detalės, pagal kurias turėtų atlikti apmokėjimą, gali tai lengvai padaryti mygtuko pagalba žemiau. Taigi, kaip atrodytų pati sąskaita faktūra, kurią gautų klientas. Keliaujame į sąskaitų sąrašą, pasirenkame sąskaitą, kurią norime išsiųsti klientui, spaudžiame siųsti, pasirenkame gavėją, siuntėjas bus jūsų paskyros elektroninis paštas arba newreply@123.com pagal priklausomai nuo jūsų nustatymų, laiško antraštė ir tekstas, su kuriuo siunčiate sąskaitą faktūrą. Išsiunčiame. Jūsų klientas gaus elektroninį laišką, kuris atrodys būtent taip. Tai yra stilistika, kurią jūs pritaikėte, visa informacija, visa detali informacija apie sąskaitą faktūrą bei galimybę parsisiųsti PDF failą į savo kompiuterį ir galima toliau apmokėti. Jeigu vis tik tai nenorite, kad būtų atvaizduojami sąskaitos 123 rekvizitai, juos galite išjungti per slėpti copyright funkciją. Tai gero naudojimo ir sėkmės!